Labukas. Norėjau pasakyti, kad kiekviena dvasia, jeigu jūs tęsėkit mane anksčiau, tai kiekviena, pavyzdžiui, pavydą yra dvasia, puikybės dvasia, tinginystės dvasia, o tai yra lygų dvasios. Tai yra ir vėžys, ir visokios kitos lygos, tai yra lygų dvasios. Yra lygos paveldimos ir nepaveldimos. Ir jas reikia, pavyzdžiui, jeigu sapnuojate per sapnus, tai yra daug dvasių. Galbūt nesuprantate, kas ten puola, bet jeigu, pavyzdžiui, jūs leidžiate staigiai žemyn, tai yra naikinta dvasia puola. Jeigu sapnuojate, kad kažkur po kapinės vaikštote, tai yra kapinių dvasios puola. Jeigu mirties dvasia, tai baimė, tai išsigąstat, aišku, mirties dvasios, kaip puola, matot, kai kažkas kažką nužudo, jūs esate liudininkas, kažkas tokio. Arba matote, kad žmonės vakarėliauja, daug valgo, tai jau bus tie, kurie kaip pikti agentai, kurie dirba piktajam velniui. Ir taip toliau ir panašiai, viskas ateina per sapnus, ne sapnų. Bikefarim. Per sapnus jie prisikabina prie mūsų dvasio, tiksliau prie sielų, prie gyvenimo kažkaip tai eina į mūsų gyvenimą per sapnus. Arba tai kenkia, tai maistą nuodė, ar kažką tokio, ar ligas daro, kažką daro gyvenime, kažką blogo, gali, jeigu angelai būtų, tai būtų gera daryti, jeigu ne, tie kaip blogi angelai, juodieji angelai, tai ateina, aišku, daryti blogą. Ir ką aš darau? Aš sakau, aš atsižadu, atmetu ir atšaukiu. Ir tokia dvasia. Pavyzdžiui, aš atsižadu pavydą dvasios. Pavydas ir neapykanta dažniausiai eina kartu. Ir sakai, aš atsižadu, atšaukiu, atmetu, atšaukiu pavydą neapykantos dvasias Jėzaus vardu. Jėzaus vardą paminint, visos dvasios turi išeiti. Aišku, tai veikia, jeigu jūs atsiprašę esate, atgailaujate. Už sapnus irgi reikia atsiprašyti. Sapnai vadinasi slaptosios nuodėmės. Tai sakai, aš atsiprašau už visas nuodėmes, kurias padariau, žinomas ir nežinomas, sapnų metu ir nesapnų metu, Jėzaus vardu. Tai tiek. Iki greito. Sekit mane ir išgirsit daugiau. Iki greito. Ate.